Štai ir atėjo šeimininkių pats mėgstamiausias laikas. Kabutėse. Kai šeimininkės puola tvarkyti namus, valyti visas pakampes, o į pagalbą ateina natūralios priemonės. Tiems turi prietaisą, kuris iš vandens ir druskos pagamina dezinfekcinį skystį. Labai paprasta yra naudoti. Mes dabar imam druskos samtelį. Yra samtelis įdėtas kartu ir indelis. Dabar pilame pusę litro vandens, šalto paprasto vandens iš krano. Ištirpiname druską. Taip, dabar tirpinsime druską. Labai paprastai, mato, druska yra čia taip susitelkusi. Dabar mes plaksime, kad susimaišytų druska. Ištirptų druska. Taigi, druska ištirpsta. Ir dabar supilsime į prietaisą. Šitą skystį padaryta vanduo, druska. Aš iki dugno niekada neišpilu, nes jeigu kažkokiu drusku lieka likučių arba, sakykime, drumzlių, išpilu į kriauklę. Vėl pripilam tada tik tai vandens, švaraus vandens, iš krano tas pats vanduo eina, tą patį kiekį įpilam. Ir jūs pasigaminat tiek skysčio, kiek norit. Aš darausi 2 kartus tą procedūrą padarau ir supilu, nes šiandien merksiu rankšluostukus virtuvinius. Ir labai paprasta, supylėm, dabar įjungiam mygtuką. Ir kaip matote, keičiasi spalvos, gaminasi dezinfekcinis skystis iš vandens ir iš druskos. Truputį bus chloro kvapas, tai yra normalu, vadinasi, gaminasi skystis. Ir ką dar galima su šituo skysčiu daryti, apart to, kad jūs galite užmerkti skalbinius, balinti, jūs galite apatinį trikotažą merkti, virtuviniai rankšluostukai, kaip ir aš šiandien darysiu, taip pat galima virtuvėje valyti, labai yra gerai valosi ir blizgėsi, gauna plytelės virtuvinės, paviršiai. Irgi galima maistą, netgi vaisius, daržovės merkti į atskiestą šitą tirpalą. Prie šito prietaiso visada būna instrukcija ir pasiskaičius galima pasižiūrėti, kokį koncentratą pasidaryti. Žiūrint, priklauso nuo to, ką jūs tvarkysite, ką jūs darysite. Kodėl verta turėti šitą prietaisą? Visų pirma, tai yra ekologiška. Naudojame druską ir vandenį. Tada nereikia daug turėti jokių buteliukų, kurie paskui yra išmetami. Ir tai yra mūsų ekologija, nes tuos buteliukus vis tiek turi kažkaip utilizuoti. O prie šito prietaiso yra dedamas vienas buteliukas, kad jūs galėtumėte purkšti, į komplektą įeina vienas buteliukas. Tai va, tai ir jums namuose nereikia daug turėti valymo priemonių, jūs turite vieną prietaisą ir gaminate skysčio visokio, priklausomai nuo to, kokio jums reikia, pasidaro tirpalą ir naudojate visur. Ir vonių valymui, ir tualetų valymui. Priede prie instrukcijos tikrai rasit labai išsamų aprašymą. Taigi, va taip gaminasi, kaip matot, įvairiom spalvom gražiom keičiasi ir gaminasi skystis. Tai užtrunka, bet tai, sakykime, apie 10 minučių. Jūs galit pamiršti, kad pas jūs kažkas čia vyksta, prietaisas supipsės ir jums apie save primins.
O tada yra labai patogus kibirėlis, iš kurio galima išpilti jau į kurią jūs norite talpą ir skystis ilgai, tikrai ilgai gali būti kitame perpiltame inde. Sėkmės tvarkantis namus!